netikėtas kibimas toksai. Aišku, aš ieškojau žuvies, o dabar lifescope'as ir starkis. Vienas yra čionai, kol sujungiau vieną ranką, laikau kotą įtemptą, kad jisai nepabėgtų, kitą bandžiau šitą... Bandžiau įjungti kamerą, nes kažkaip nesitikėjau, kad dabar. Dažniausiai taip ir būna. Tai jau visiškai netoli valties, užmesta gal maždaug 8 metrų atstumu. Čia pas mane gylis yra, kiek čia, 3,8 metro bendras gylis, ant 2 metrų maždaug išėjo neblogas starkis. Nu, jisai ne iš tų monstrų, be abejo, tai maždaug koksai, na, trikilinis, grubiai. Trikilinis, bet visiems graži žuvis, pažiūrim, kaip jinai atrodo. Gražus starkiukas su Vestino slimo guminuko. Perjungiau vieną režimą filmavimo, patogesnį truputėlį. Gražus starkiukas. Toksai lietuviškas, nedidelio ežero, gražus plėšrūnas. Taip jisai atrodo. Gerai, išimt gumą ir reikia leisti jį į vandenėlį. Vieną fotkę ir... Blecha, mucha, ten gerai įsėdo. Gerai, išsitrauksiu, pasifotkinsiu. Bet reikės pamatuoti, kiek čia yra centimetrų, toj pažiūrėsiu. Kotas truputėlį. Taip, grubiai čia yra 73 centimetrai. Graži žuvis. Lifescope'as. Guminukas. Kur guminukas? Matosi. Gerai, reikia išimti jį. Čia gylis nedidelis, tai gal nebus per daug jam bėdos, kad bus paleistas. Tai va, gerai, einu išsiimti ir pafilmavimą, paleidimą to nufilmuosiu. Taigi va, guminukas, kuris sudomino starkį, gražuolį. Pats starkis dar kartą jau išlaisvintas. Ir starkius yra rekomenduotina paleisti, nu, stipriai, nestipriai, bet statmenai žemyn galvą ir jisai greičiau tada atsigauna. Viskas. Jo, nuėjo, liuks, gerai. Nedidelis gylis, tai matyt neįtakoja jam per daug šitie reikalai visi fotosesiniai. Gausim toliau, gal atsidarys veiksmas, einu žvejoti, kol matyt gal yra koks starkių judėjimas.